ko gero įsimintina tai, kad iš kurso atėjo stipriausias per paskutinius kelis metus grįžtamasis ryšys, kuris buvo išreikštas teisingu būdu, tai yra per apeliacijas. Tos apeliacijos yra ne tik galimybė studentui pasiekti savo tikslo, bet svarbiausia, tai yra būdas, kaip dėstytojui pagerinti savo darbo kokybę. Kadangi tas, kuris jaučiasi neįvertintas, parodo silpniausią dėstytojo darbo vietą. Ir ją pataisius, kitą kartą analogiškos situacijos nebekyla. Ar atsakiau? O tai pirmiausiai akademinė dvasia. Gi dabar studentai mokosi ir veikti bendruomenėje. Ir sakykime, tas demokratiškas ryšys tarp dėstytojo ir studento, tai yra gana naujas reiškinys. Anksčiau nebūdavo įprasta su dėstytoju daug klausinėti. Šiaip būdavo, kuo mažiau klausi, tuo būsi laimingesnis. Kitas dalykas yra studentas tiesiog laukiamas vykdyti mokslinės veiklas. Kažkaip natūraliai studentai laukiami, ateikit, mums reikia studentų, padarykime šitokį kokį darbelį. Kokia aš buvau studentis, ko gero save sunkiausia charakterizuoti, bet šiaip tai aš labai stengiausi. Tai kokia gero aš taip tiek galėčiau pasakyti. Ar teko nusirašinėti galbūt? Kiti nusirašinėdavo tikrai, tai yra, manyčiau, ne šių laikų atradimas, ne praeities ir ne kažkokios geografinės vietovės. Tai yra labai universalus reiškinys, kai stengiamasi mažiausiam pastangom išplėšti didžiausią naudą. Bet aš kažkodėl buvau prieš nusirašinimą, man tai atrodė negarbinga. O būtent tas žodis, ne naudinga, bet negarbinga. Retkarčiais. Vis tiek, kai laikas teka ir veidai išblunka ir interesai pasikeičia. Galėčiau pasiekti tuo Holivudo aktorium Denzeliu Vašingtonu. Tai jis ne tą prioritetą išskyrė, bet man būdavo miegas pirmiausia. Paskui mokslas ir kas liko, jeigu liko laiko, tai socialiniai reikalai. Nežinau. Čia labai stulbinantis klausimas. Ko gero smagiausia būti tuo, kuris daugiausia padaro naudos ir gerų darbų. Nesakysi, kad koks nors budėtojas, nes budėtojas išdalina raktus ir užrašinėja, bet tai nėra nei geras, nei blogas darbas, negalėčiau sakyti tikrai. Prieš 20 metų į anglakalbių grupės buvo priimtas studentas iš vienos Afrikos valstybės. Ir jis atėjo į laboratoriją atidirbti praleistų darbų. Kažkodėl tuo metu dar buvo universiteto patalpos pakankamai silpnai šildomas, tai žiemos metu buvo vėsu. Jis atėjo su striuke. Jisai nusivilko striukę laboratorijoje, pasikabino ant kėdės ir išėjo. Paliko savo kuprinę, striukę ir išėjo. Ir taip jis nesirodė geras 2 savaitės.
Po 2 savaičių jis atėjo, nieko nesakydamas, paprašė laborančių grąžinti striukę, kuprinę paliko ir išėjo. Ir daugiau nebepasirodė. Tikrai keista. Kada nebūna abejonių. Bet kuri veikla sukelia, ar tai klausimų, ar tai yra reikalinga ir ar kad jeigu reikalinga, tai ar tai, kaip darai, yra teisinga. Dabar atsakyti į tą klausimą būtų labai lengvabūdiška. Nes ko gero, jeigu dabar grąžinti laiką per daug metų atgal į tą tašką, kada reikia pasirinkti, ką studijuoti, tai būtų kitas pasirinkimas. O jeigu būtų kitas pasirinkimas, tai būtų ir kita profesija. Ne tik nebūtinai man, bet šiaip. Būtų didžiulė pažanga, jeigu būtų surasti metodai neinvazyviam intelekto kūrimui. Kantrybės, planų ir ištvermės tuos planus įgyvendinti.